Aš esu brolis Mišelis iš Tiberiados bendruomenės. Šiandien su jumis norėčiau dalintis mintimis apie maldą. Mes vienuolyne labai daug laiko praleidžiame maldoje. Mums labai svarbus metas susitikimo su viešpačiu. Ir pradžiai aš norėjau parodyti jums šitą kryžių. Aš jį gavau, kaip kiekvienas brolis iš mūsų, aš jį gavau amžinųjų įžadų dieną, kada mes broliai įsipareigojame visam gyvenimu. Jūs matot, yra parašyta Je vous appelle mes amis, prancūziškai reiškia, lietuviškai reiškia aš jūs vadinu draugais. Tai yra mūsų tema. Tai man padovanoja šį kryžių, aš jį gavau su tokiu užrašu, aš nieko neprašau, aš jį gavau kaip dovana. Ir iš tiesų tai man buvo didžiulė dovana, todėl kad aš visą laiką galvoju, kad mano įsipareigojimas ir kiekvieno krikščionio įsipareigojimas tai yra draugystė su Dievu. Draugauti su juo, susitikti dažnai. Ir mes visi žinom, kad kai mes esame tikrai draugai, mums labai gera, labai svarbu dažnai bendrauti. Draugystė būna tikra, kai mums gera būti kartu ir dažnai būti kartu. Ne tik tai 2 kartus per metus, per Kalėdas ir Velykas, bet iš tiesų kuo dažniau, kuo reguliariau būti kartu. Tai malda yra sąjungos su Dievu, draugystės su Dievu išraiška. Kada aš einu į kontaktą su Jėzumi, kuris be galo manęs laukia. Galima sakyti, kad malda atitinka žmogaus prigimtį. Esame sukurti bendrystei su Dievu. Kaip žuvis vandenį, kaip paukštis ore, taip ir žmogus susitikime su Dievu, su kitais žmonėmis, susitikime su kitų asmenių, aš atrandu save patį. Aš esu sukurtas bendrystei su Dievu ir su kitais. Yra tokia viena šventoji, kuri praleido labai daug laiko maldoje. Jos vardas Teresė, tai ne Teresė iš Lizijų, bet Teresė iš Avilos. Tai tokia labai didelė šventoji, kuri labai daug mus mokina apie maldą. Tai jinai apibūdindavo maldą tokiais žodžiais. Tai malda dažna bendrystė arba draugystė su Dievu, kurio mes nematom, bet mes žinome, kad Jis mus myli. Ir aš norėčiau tą apibūdinimą truputį paaiškinti kartu su jumis. Tai pirmas žodis tai yra dažnas susitikimas arba bendrystė, dažna bendrystė draugystė su Jėzumi. Kada mes dažnai būname kartu, ne tik vieną kartą, bet kiekvieną dieną. Ir galima netgi visą dieną būti kartu. Tai nereiškia, kad mes turime praleisti visą dieną bažnyčioje arba susikaupę labai, bet visą tai, ką mes atliekame, atlikti su juo, bendradarbiauti kartu su Jėzumi. Tai yra malda. Aš einu į darbą, einu į mokyklą, einu į paskaitą, grįžtu namo, galiu visą tai daryti su Jėzumi, kuris eina šalia manęs. Antras dalykas tai yra su Dievu, susitikimas su Dievu. Tai nėra malda, nėra meditacija, buvimas kartais, kaip aš girdžiu, su savo mintim arba su savimi. Tai nėra krikščioniška malda. Budistai, pavyzdžiui, jie nesimeldžia kaip mes. Jie stengiasi padaryti tuštumą viduje, išvaryti visas mintis, kiek turi viduje. Mes iš esmės maldoje susitinkame su asmeniu, su Jėzumi. Ir mes stengiamės išgirsti, ką Jis mums sako, išsipasakoti taip pat apie savo visas problemas, visus savo trūkumus ir taip toliau, pristatyti savo visą gyvenimą. Mes stengiamės priimti tai, ką Jis nori mums duoti. Bet tuo pačiu metu tas susitikimas, jis neturi turėti tokio tikslo. Mums tiesiog būti kartu užtenka. Mes neeiname draugauti su kitais žmonėmis dėl to, kad mes gausime ką nors materialaus ar nematerialaus. Mums tiesiog gera būti kartu ir tiek. Tai tas susitikimas būna tiesiog mums gera būti kartu. Tai kitas punktas, kur aš norėčiau pasakyti, tai kad Dievo mes nematom, aš niekada Dievo nemačiau, gal jūs matė, aš nežinau, tai aš niekada Dievo nemačiau, bet aš žinau, kad Jis mane myli. Tai aš žinau, aš tikiu,
kad jis mane myli. Yra tokie du ženkliai dideli, kad Dievas mane myli. Tai pirma, tai, kad aš egzistuoju, kad mes egzistuojam, kad mes esame. Mes nesusimokėjom, kad gyventumėm. Dievas sukūrė mus iš meilės. Ir antras, Dievas paaukojo save dėl manęs. Jisai sutiko mirti dėl manęs. Tai dėl šių dviejų priežasčių arba įvykių, tai, kad aš egzistuoju, kad jisai dovanoja save man iki pat mirties, tai aš žinau, aš tikiu, kad jis tai atlieka dėl meilės man. Ir maldos metu aš tarsi priimu tą meilę ir aš bandau atsiliepti į tą meilę. Įsivaizduokime, kad mes gauname didžiulę dovaną. Tai mes negalime likti abejingais, mes turime atsiliepti į tą dovaną, kažkaip atsidėkoti norisi. Tai maldos metu, per mūsų šlovinimą, per mūsų dėkojimą, tai mes tarsi atiduodame kažkiek Dievui. Mes iki galo neatiduosim, nes jisai tokią didelį dovaną mums davė, kad neįmanoma yra atiduoti. Bet kažkiek atsidėkoti už tą didžiulę meilę, kurią jis mums duoda. Taigi, maldos apibūdinimas tai dažnas susitikimas su Dievu, kur mes nematom, bet mes žinome, kad jis mus myli. Tas paskutinis žodis mes žinome yra svarbu, nes maldos metu ne visada aš jaučiu, kad jis yra. Ne visada aš matau, aš girdžiu. Kartais būna tokios malonės, kada Dievas mums duoda pajausti. Aš esu iš 8 vaikų šeimos, aš esu vyriausias šeimoje ir mano mama kartais liepdavo pamokyti savo sesutę vaikščioti. Ir tada mes namie turėdavom tokį ilgą koridorių ir jinai sakydavo, tai pristatyk du pirštus taip ir tegu mažylis kabinasi prie tavo pirštų. Ir tada einat kartu tą koridorių pirmin ir atgal. Ir aš galvoju, tai yra nuostabus įvaizdis maldos. Dievas eina mums iš paskos, mus laiko, mums kartais duoda tuos 2 pirštus, kad galėtumėm per gyvenimą kabintis ir eiti kartu su juo. Kartais mama dar sakydavo, tai dabar tik vieną ranką paduok, kad tas vaikelis tik tai prie vieno pirštuko kabintųsi. Ir eikit kartu. Ir tas vaikelis eina truputį kaip girtuoklis. Ir dar kartais mama sakydavo, tai iš viso nuimk tuos pirštus, tegu pats eina vaikelis. Bet tu atsargiai, jeigu tu matysi, kad vaikas krenta, tai pasiruošk jį pagauti. Tai Dievas panašiai ir veikia su mumis. Kartais iš pradžių galbūt mums labai padeda, duoda pajausti, kad jis yra šalia mūsų, kad jis mus be galo myli. Tai gali įvykti per žmones, per kitus. O pamažu, kai mes augam, tai jisai mums palieka eiti savarankiškai, savo jėgomis. Ne? Ir ant šito kryžiaus kitoj pusėje yra avance au large, tai kitas sakinys iš Evangelijos reiškia irkis į gilumą. Tai Dievas visada ir per maldą mus stiprina, kad mes toliau eitumėm per gyvenimą savo jėgomis. Jis nori kartu su mumis bendradarbiauti, bet jis nori, kad mes būtumėm savarankiški žmonėmis, kad mes per gyvenimą eitumėm savo jėgomis. Ir paskutinis dalykas, maldoje, aš sakiau, mes neeiname į maldą tam, kad gautumėm ko nors ypatingų, bet vis dėlto yra maldos vaisiai. Ir maldos vaisius jūs raginu susirasti šventajame rašte, laiške Galatams, 5 skyrius, 22-3 eilutėmis. Čia šventasis Paulius įvardyja labai daug vaisių, kur šventoji dvasia įlieja į mūsų širdį. Ir tai yra poveikis, maldos poveikis, ką viešpats padaro mūsų gyvenime per maldą. Tai aš linkiu jums pagilinti tą ryšį su Dievu, kad tas ryšys būtų gyvas, kad jūs pajaustumėt, kad Jėzus yra jūsų geriausias draugas, be kurio gyvenimas būtų negeras ir nedžiaugsmingas. Sėkmės.